Sveiki. Pagaliau 7 būstas - meilės santykių būstas. 7 būstas rodo, kokį vyrą arba kokią žmoną gausite šiame gyvenime ir kokias patirtis jum atneš jūsų vyras arba žmona, nesvarbu ar esate susituokę ar ne, ar tai pirma santuoka ar antra santuoka, ar esate tik meilužiai, nes iš esmės 7 būstas atskleidžia konkretų modelį, kuris yra linkęs pasikartoti jūsų santykiuose. Dėl to kartais žmonės nesupranta, kodėl nuolat patenka į labai panašias situacijas. Toks pats paprasčiausias banalus pavyzdys, pavyzdžiui, moteris turėjo 3 vyrus ir visi buvo mėgėjai išgerti. Arba moteris turėjo 2 vyrus ir visada turėjo viską daryti pati, mokėti mokesčius ir taip toliau. 7 būstas iš tikrųjų turi ne vieną reikšmę. 3 pagrindinės yra tokios: vyras arba žmona, užjūrio kelionės ir verslas, prekyba arba individuali veikla. Taip pat 7 būstui galima priskirti tokią reikšmę kaip viešieji ryšiai. Ir dar yra labai svarbu, ką aptarsiu antroje video dalyje, 7 būstas yra maraka būstas. Maraka išvertus iš sanskrito kalbos reiškia žudikas. Apie visą tai paaiškinsiu. Ir dabar nuo pradžių. 7 būstas, jo pagrindinės reikšmės, tokios, kokios yra pateikiamos Brihat Parašara Hora Šastra tekste, yra žmona. Čia reikia žinoti, kad šitie senieji tekstai iki mūsų laikų atkeliavo šiek tiek pakitę ir pastarieji šimtmečiai buvo labiau paženklinti patriarchalinės kultūros ir astrologija rašoma vyrams. Tai dėl to čia yra įvardinama žmona, bet iš tiesų 7 būstas yra ir žmona, ir vyras. Nesvarbu, ar esate susituokę, ar nesusituokę, ar tai jūsų vaikystės pirma meilė ir panašiai. Taip pat tolimos kelionės, prekyba, prarastas regėjimas ir kūno mirtis. Aš jau prieš tai minėjau, kad 7 būstas yra maraka būstas. Tai išvertus iš sanskrito kalbos reiškia būstas žudikas ir ypatingai šito būsto valdovas. Bet apie tai aš kalbėsiu antroje video dalyje. Ir dabar, kas dar yra labai svarbu, kad 7 būstas yra visada prieš 1 būstą. Štai čia aš pažymiu rodyklėmis. 1 būstas reiškia aš. Čia mano gyvenimo kelias, o 7 būstas yra tas, kuris yra priešais mane. Ar tai būtų vienas žmogus, ar tai būtų publika. Aš prieš tai minėjau, kad viena iš 7 būsto reikšmių yra viešieji ryšiai. Taip pat, jeigu aš esu moteris, tai 1 būstas yra mano moteriškoji pusė, o 7 būstas yra mano vyriškoji pusė. Ir šita rodiklė žymi priešpriešą arba tai gali būti pusiausvyra šių abiejų pusių. Ir kaip žinia, nesvarbu, kas esate, vyras ar moteris, bet visi mes turime 2 energetinius kanalus. Ida kairį energetinį kanalą arba moteriškai mėnulio energetinį kanalą susietą su dešiniuoju smegenų pusrutuliu, intuicija, nuojauta. Na ir dešinį vyrišką energetinį kanalą susietą su kairiuoju smegenų pusrutuliu ir jis yra susijęs su veiksmu, veikimu, analitiniu protu. Todėl 1 ir 7 būstą galime nagrinėti kaip 2 savo dalis. 2 savo dalis - vyrišką ir moterišką dalį. Ir čia ieškoti atsakymų, kodėl mums nesiseka santykiuose ar kas čia yra ne taip. 7 būsto įvairūs dariniai, kaip ir minėjau, nurodo, koks žmogus ateis į mūsų gyvenimą, kokias savybės jis turės ir kokias patirtis jis mums atneš. Todėl labai svarbu šitą būstą atidžiai išnagrinėti. Ir jis yra vienas tas būstas. Nesvarbu, kiek turite partnerysčių, kiek turite meilių savo gyvenime, šitas būstas yra vienas. Jis nesako ir jis konkrečiai neišskiria, sakykime, 1 kažkokių tai ilgalaikių santykių ar 2 trumpalaikių. Jis tiesiog
rodo tokią bendrą tendenciją, kokį santykių modelį atsinešėte savo gyvenimą. Ir jeigu jums nepatinka jūsų esami santykiai arba nuolat pritraukėte pasikartojančias situacijas, tai pirmiausia, ką reikėtų daryti, tai tiksliai savo įvardinti, kokių patirčių santykiuose daugiau nenorite. Tiesiog pasimti baltą lapą popieriaus ir labai aiškiai ir konkrečiai užsirašyti, kokių patirčių santykiuose nenorite. Ir tuomet pradėti vidinį didelį darbą su savimi. Pirmiausia, tai pakelti savo energetinį lygmenį. Čia labai svarbu yra moralinės ir dvasinės vertybės ir duoti savo visą tai, ką norite gauti iš meilės santykių, iš partnerystės ir padaryti viską, kad išvengtumėte to, kas nuolat kartojasi. Tai yra darbas reikalaujantis valios, nuolat disciplinuoti save ir palaikyti atitinkamą savo energetiką, kad nepritraukti tokių besikartojančių skausmingų patirčių. Ir tai yra labai svarbu. Bet, kaip aš mėgstu sakyti, karmos ausis visur kyšo. Ir mes atsinešam kažkokią tai konkrečią karmos dalį, kurią nesvarbu mes norim ar nenorim, mums patinka ar ne, tikim ar netikim, priimam ar nepriimam, bet mes ją turim įgyvendinti, mes ją turim išeikvoti. Dėl to yra pakankamai tokių atvejų, kada žmonės įsimylėję yra akli. Nesvarbu, ką jam sakytų draugai, ką sakytų artimieji, kas akivaizdžiai matytųsi iš šalies, bet žmonės yra tiesiog akli. Įklimpsta į sudėtingus santykius, susilaukia vaikų, patiria daug finansinių nuostolių, turi sveikatos bėdų ir daugybę tokių nemalonių įvykių, o po to iš vienų santykių keliauja į kitus santykius ir labai dažnai būna, kad nuo vilko užšoka ant meškos. Tai va čia yra ta karma, kuri turi būti išeikvojama. Ir ateina laikas, kada žmogus patiria krizę ir tada jis pradeda mąstyti, tada pradeda ieškoti atsakymų. Tai jeigu jau atėjote ir pasiekėte šitą ribą, tai pirmiausia labai aiškiai įvardinkit savo, ko konkrečiai nenorite savo santykiuose. Įvardinkite ir užsirašykite tuos punktus. Prieš tai, ką reikia padaryti, tai nusiimti rožinius akinius, pasimti baltą popieriaus lapą, rašiklį ir, kaip ir kartoju, užsirašyti tiksliai tai, ko nenorite santykiuose. Kas tai gali būti? Ko aš nenoriu? Aš nenoriu, kad manęs negerbtų, kad man nerodytų dėmesio, kad su manimi nesiskaitytų, nenorėtų to ir to daryti su manim, kad aš viską turėčiau daryti pati, viską organizuoti ir taip toliau. Ir čia reikia žinoti, kad kito žmogaus mes negalim priversti mus mylėti, gerbti ir elgti su mumis gražiai ir taip, kaip mes norime. Tai todėl tą didžiausią darbą mes turim atlikti su savim. Ir čia jau galim nagrinėti savo 1 ir 7 būstus. Juos reikia labai atidžiai išnagrinėti, nes, kaip ir minėjau, 1 būstas rodo mūsų moterišką arba vyriškąją pusę, priklausomai nuo to, ar esame moteris ar vyras, ir 7 būstas taip pat rodo mūsų moterišką arba vyriškąją pusę. Kuri čia ta mūsų pusė neveikia, kuri čia ta mūsų pusė šlubuoja ir kurią čia ta mūsų pusė reikia gydyti. Iš esmės, kuomet 7 būstas yra sudėtingas arba jo valdovas yra sudėtingas, tai ir santykiai yra tikrai pakankamai sudėtingi. Aš čia turiu porą pavyzdžių pasiruošus ir pailiustruosiu, ir kartais tai gali netgi reikšti tam tikrą tokią patologiją, kurią esam atsinešę iš praeitų gyvenimų ir kurią turim gydyti. Ir aš, kaip minėjau, nesvarbu, ar jums tai patinka ar ne, tikit ar ne, bet yra labai konkreti karmos dalis, kuri dėja turės bus išpildyta šiame gyvenime, taip kaip mūsų rasė, lytis, šalis, kurioje gimėme, tautybė, mūsų, sakykime, kūno sudėjimas ir panašiai. Tai yra taip pat labai konkretus karminiai dalykai, kurie dėja turi būti išpildyti konkrečiame mūsų fizinėme įsikūnijime.
Ir tai taip pat, kas yra labai labai svarbu, tai yra mūsų pamokos. Net, sakykime, toks dalykas kaip tautybė. Na, pavyzdžiui, sakykime, gimėme tautoje, kuri nuolat yra engiama. Tai taip pat yra pamokos, kurias mes kaip asmenybė turime išmokti, įskaitant kartu ir bendrą karmą tos būtent engiamos tautos. Taip pat įtaką daro ir laikmetis. Sakykime, na, mes gimėme tokiu laikmečiu, kada moteris turi būti labai savarankiškos, daug dirbti ir taip toliau. Egzistuoja didelė seksualinė laisvė ir taip toliau. Tai irgi yra savotiška karma, kurią, sakykime, gavus moters kūną, taip pat reikia patirti ir reikia išmokti konkrečias pamokas ir visa tai yra vardan to, kad mes evoliucionuotume, kad mes augtume. Tai ką rodo gimimo horoskopas, tai rodo konkrečią atsineštą karmos dalį, kuri bus išeikvota ir taip pat čia mes galime pakomentuoti, kaip ji vystysis. Yra prognozavimo metodai, vienas dažniausiai naudojama yra toks kaip Vimšoter daša. Ir čia, sakykime, keičiasi laikotarpiai, aš to jau parodysiu. Štai čia, sakykime, matom, pavyzdžiui, šiuo metu yra Marso laikotarpis, jeigu čia būtų nesenai gimusio žmogaus, ar ne, gimimo horoskopas. Vėliau Rahu, vėliau Jupiterio. Ir remiantis šiais laikotarpiais taip pat galima pakomentuoti, kokie bus santykiai, kokia bus santykių kokybė, ar ateis mylimas žmogus į gyvenimą, ar vis tik tai reikės dar kažkiek palaukti ir panašiai. Todėl, kaip ir minėjau, reikia labai gerai išnagrinėti šitą 7 būstą ir šiaip iš esmės visą horoskopą, kad suprasti. Tai kada susivedu duomenis gimimo horoskopo, mano akis dažniausiai nejučia nukrypsta į 7 būstą. Ir čia pamatau tam tikrus modelius, patologijas arba tiesiog neutralumą ir tiesiog žinau, kad tai yra neišvengiama ir tai vyks gyvenime. Bet antra dalis yra, ką mes su tuo darysim. Tai reikia žiūrėti kaip pamokas, kurias turim išmokti ir turim evoliucionuoti. Turim išties naudoti savo galvą, kuri yra ant mūsų pečių, naudoti valią, naudoti sąmoningumą ir labai daug jo įlieti ir išmokti užkirsti kelią tokiom nuolat besikartojančiom situacijom. Ir, žodžiu, keisti save, dirbti su savim, keisti savo sąmonę, keisti savo energetiką, ko pasakoje keičiasi net ir kūno biologija. Tai jeigu norim, kad keistusi viskas, iš esmės turim pakeisti save. Bet pakeisti save turim ne dėl kito žmogaus, bet dėl savęs. Nes šitas mūsų horoskopas yra kaip mūsų energetinis laukas. Jame gali būti skylių kažkokių, tai vadinamų patologijų, tai yra tam tikrų planetų derinių. Ir visi atėję žmonės į mūsų gyvenimą, ar tai mūsų mylimieji, kaip vyras ir žmona, ar tai mūsų vadovai, ar tai vaikai, na tiesiog aplinkiniai žmonės, mums visada duoda tiksliai tai, kas yra mūsų tam energetinėme lauke ir lygiai taip pat elgiamės mes. Tai yra čia toks modelis, kuris veikia ir kurį reikia išnagrinėti. Ir kada žmonės kreipiasi dėl suderinamumo, pirmiausia, ką reikia padaryti, išnagrinėti gerai gimimo horoskopą, kokia yra santykių duotybė. Apie tai esu sukūrusi video ir juos galite pasižiūrėti mano YouTube kanale esančiuose grojaraščiuose ir tik tada keliauti prie suderinamumo. Nes aš labai mėgstu kartoti, kad geras suderinamumas nereiškia, kad būsit kartu, nes gerą suderinamumą mes galime turėti ir su beždžionė, o blogas suderinamumas nereiškia, kad nebūsite kartu. Yra žmonės, kurie po 30 metų išgyvena kartu, kažkuris iš jų, sakykime, vartoja svaigalus ir jie augina vaikus ir jie gyvena ir tiesiog daugiau jokių kitų mylimųjų jų gyvenimuose neatsiranda. Jie vis tiek lieka kartu. Tai vat yra daugybė atvejų ir visus tuos atvejus reikia labai konkrečiai nagrinėti. Tai mano gyvenime taip nutiko, kad visai ne savo noru tapau vos ne santykių ekspertė. Ir netgi kreipiasi psichologai, turintis daugiametę darbo patirtį, kurie vėlgi, sakykime, neranda atsakymų, kodėl būtent jų gyvenime partnerystė yra būtent tokia, o ne kitokia.
Tai vat atsakymus galime rasti čia, jeigu išties labai gerai panagrinėsime. Dabar keliauju toliau. Kas yra svarbu? Koks ženklas yra 7 būste, koks zodiako ženklas, kokios planetos ar jų deriniai, įskaitant tokius labai specifinius planetų derinius, ir apie čia dar praplėsiu tą temą, kaip jogos, arba taip pat planetų formuojamos būsenos avasthos, kur yra 7 būsto valdovas, kokiame ženkle, su kokiomis planetomis, ar ten formuojasi planetų jogos, avasthos, taip pat atkreipti dėmesį į aspektus. Ir tada galime susidaryti vaizdą, kokia yra santykių duotybė. Apie santykius tikrai esu ne vieną video sukūrus ir juos galite pažiūrėti, kaip ir sakiau, mano YouTube kanale. Dabar, kas, sakykime, yra svarbu dėl 7 būsto, kadangi tai yra partnerystės, meilės būstas, galime sakyti ir santuokos būstas, taip pat tai yra būstas lytinės sueities, beje, jis naudojamas yra tada, kai, sakykime, žiūrime, kada labiausiai tikėtinas laikotarpis, kada moteris pastos. Tai vėlgi irgi atsižvelgiama yra į tai, ar yra 7 būsto laikotarpis, remiantis Vimšotą ir Dašą. Ir tai kaip tik turi iš savo patirties, kada moteris būtent pastoja būtent tuo metu, kai prasideda 7 būsto valdovo laikotarpis. Dabar mano parinktam pavyzdį 7 būste yra Marsas. Tai yra ištisas paketas santuokos jogų. Kaip sakiau, jogos yra tokie specifiniai planetų deriniai, kurie nurodo labai tokius konkrečius karminius modelius, bet tas jogas taip pat reikia labai gerai vertinti. Tai vat štai viena iš santuokos jogų yra tokia, kad vien tik Marsas 7 būste nurodo, kad žmogus bus nesusituokęs. Jeigu yra kažkokių tai kitokių faktorių, kurie rodo santuoką, tada santuoka įvyks, kuomet pasireikš ši joga. Čia taip pat, aišku, pavyzdžiui, šiuo atveju reikia vertinti ir kitas jogas. Čia yra 2 gerietės planetos, štai čia 9 būste, tai yra Merkurijus ir Jupiteris, kurios yra labai palankios santuokai. Tai vat būtent tai reikia vertinti, nes vienas veiksnys sako ne, kitas veiksnys sako taip. Tai čia, jeigu taip labai trumpai ir greitai, tai mažų mažiausiai gali būti, sakykime, vėlyva santuoka ir skyrybos. Ir, sakykime, antros santuokos gali nebūti. Vienas iš scenarijų. Ir dar paminėsiu, kada ateina mamos su savo mergaičių, jaunų mergaičių, kurios dar yra vaikai, horoskopais, aš, kai matau tam tikrus derinius, perspėju, kad ruoštų mergaitę santuokai, santykiams, kad ją paruoštų kaip merginą, kaip moterį, kad labai svarbu yra moralinės, dvasinės vertybės, kad ji turi ugdyti savį tą tikrą moteriškumą, mokėti atstovėti už save, nebūti skudurėlių po kojomis. Tai visus tuos dalykus išvardinu labai aiškiai ir tai yra labai gerai, nes galima jau pradėti ruošti ir paruošti ir padėti išvengti daugybės nemalonių patirčių ir jas tiesiog sušvelninti ir padėti, sakykime, jaunai merginai, jaunai moteriai priimti savo pamokas, išmokti ir tokiu būdu plėsti savo sąmonę. Tai yra labai gerai, kai galima pakankamai anksti, sakykime, tai išvelgti ir tai perduoti ir ugdyti jau visiškai kitokioje sąmonėje vaiką. Va, tai yra labai svarbu dėl santykių ir šiuo atveju aš dažniau miniu moteris, bet vyrai taip pat ateina į konsultacijas ir jie kenčia nei kiek nemažiau dėl santykių negu moteris, tiesiog jų ateina mažiau. Bet visada turiu ką pasakyti ir ką paaiškinti vyrams ir tiesiog visada yra įdomu ir panagrinėti, ir panalizuoti. Ir gerai, tada keliaujam dabar toliau. Tai
Ir jeigu taip paprastai, sakykime, vertinti, kuo, sakykime, daugiau planetų yra septintame būste, tuo daugiau kažko tai tokio garbanoto ir ne tik bus santykiuose, santykių srityje. Na, aš turiu tiesiog vieną tokį pavyzdį parodyti jum. Štai čia. Čia yra septintas būstas, kur mes matome labai daug planetų. Va, štai taip, čia yra ir Marsas, ir Uranas, ir Neptūnas, ir Saturnas, ir Venera, ir Merkurijus. Tai iš esmės net 6 planetos. Ir iš jų 2 yra tolimosios - Uranas ir Neptūnas. Patikėkit, tai yra labai daug. Ir kai tokius atvejus sutinku, tai tokie žmonės sutinka labai fatališkus partnerius. Na, pavyzdžiui, tai gali būti, sakykime, ir amžiaus skirtumas didelis, ir turtinė, ar kažkokia tai, nežinau, turtinė atskirtis. Bet iš esmės jau, sakykime, toks žmogus pritrauks kažkokį tai tikrai neeilinį, nepaprastą žmogų, nebūtinai gero charakterio, nebūtinai aukštos sąmonės, bet iš esmės gali būti tokie variantai, kad tai bus nu, neeilinis žmogus, turintis, sakykime, didelį magnetizmą, spalvingą gyvenimą, spalvotą praeitį. Na, tokie atvejai, kai, sakykime, pavyzdžiui, jaunas vyras, sakykime, veda gerokai vyresnę už save moterį, gyvenusią spalvingą gyvenimą, turinčią keletą vaikų nuo skirtingų vyrų ir taip toliau. Ir jie, sakykime, gyvena kažkokį tai įdomų, hipišką gyvenimą, savo vaikų neturėdami. Tai jau čia, pavyzdžiui, sakykime, to jaunolio mamai jau būtų galima iš karto pasakyti ir perspėti, kad nesitikėtų paprastos ir kuklios marčios ir kad čia jis turės išmokti savo didžiausias gyvenimo pamokas. Ir taip pat čia, sakykime, šitame derinyje jau matome Marsą, kuris nėra vienas šitam septintam būste, nes vienas Marsas septintam būste turi polinkį neduoti santuokas, bet vis tiek Marsas yra grubi planeta. Šalia grubios Saturno planetos, Saturnas džiovina Marsą, čia yra sudėtinga planetų vadinama būsena avastha. Na ir taip pat turint horoskope Venerą ir Merkurijų, jeigu yra tik Venera ir Merkurijus septintame būste, tai yra joga nesantuokai. Bet žinant, kad net ir tai, kad čia visos tos planetos suplaktos į krūvą, bet žinant tas visas tų planetų savybės, galimybės, vėlgi, sakykime, tai reikia vertinti ir jau galime numatyti keletą scenarijų. Na ir Veneros ir Merkurijaus, sakykime, buvimas septintam būste gali duoti tai, kad, pavyzdžiui, sutuoktinis ar sutuoktinė yra neištikimi arba, sakykime, neprognozuojamo charakterio. Ir taip pat aš čia dar kartą atsidariau šitas santuokos jogas, nes pavyzdžiui, čia, sakykime, mes matome ir Marsą, ir Saturną kartu septintam būste. Kas yra joga turėti dorą, gražią ir laimingą žmoną. Arba Venera ir Saturnas yra septintam būste. Tai gali rodyti prisirišimą prie žmonos. Kaip minėjau, Merkurijus ir Venera septintame rodo, kad žmogus neturės sutuoktinio ir palikuonių. Ir taip pat čia yra dar kas labai svarbu - 5 ir 7 būsto valdovų susikeitimai. To jau pakomentuosiu, bet prieš tai dar pasakysiu, kad Veneros ir Marso buvimas septintame būste taip pat rodo, kad žmogus bus be partnerystės. Čia, aišku, dar prie viso šito reikia įvertinti ir 7 būsto valdovą, ir išvestinį gimimo horoskopą, vadinamą Navamšą, kuris yra skirtas santuokai. Dabar labai tokie konkretūs pavyzdžiai iš gyvenimo, kada 5 būsto valdovas yra 7 arba 7 būsto valdovas yra 5, arba 5 ir 7 būsto valdovai yra susikeitę vietomis.
Ir atrodytų, kad štai penkto ir septinto būsto valdovai susikeitė vietomis. Jeigu atsimenat mano ankstesnius video, tai penktas būstas yra sėkmingas, laimės būstas, kampinis septintas yra aktyvus būstas. Ir čia jau būtent šitų valdovų deriniai formuoja karališkas jogas. Čia šiuo atveju formuojasi parivartana joga, vadinama didžioji joga. Tai rodytų, kad turėtų būti labai čia sėkmingi santykiai, sėkmingas santuokinis gyvenimas. Tačiau taip nėra. Senieji tekstai nurodo, kad penkto būsto valdovas septintame arba septinto penktame arba jų susikeitimas rodo santykius nepastovius, taip pat santykių arba vaikų nebuvimą. Ir čia taip pat labai svarbu vertinti tų planetų būsenas, nes gali būti, kad visai geros planetų avastos, tai žmogus gali turėti santuoką, bet neturėti vaikų. Arba turėti vaikų, bet nepavyksta sukurti ilgalaikių santykių. Arba gali turėti santuoką galbūt su tokiais pakilimais ir nuosmukiais, nes dažniausiai ką reiškia, tai pakilimai ir nuosmukiai. Bet pavyzdžiui, sakykime, labai konkretus pavyzdžiai, kuomet yra penkto ir septinto būsto valdovo susikeitimai, tai gyvenimas gali būti toks, kad, sakykime, pirma santuoka išyra, yra vaikai, niekaip nepavyksta sukurti antrų ilgalaikių santykių, jie gali, sakykime, trukti su vienu partneriu metus, ten su kitu porą mėnesių, su kitais tik tai simpatijos ir pasimatymai. Taip pat tai rodo gan didelį magnetizmą, kada, pavyzdžiui, per gatvę vyrai rėkia, kad aš noriu tave vesti, imti žmonas, kada gerokai jaunesni, sakykime, kalbina, arba kaip viena moteris sakė, kad aš net negaliu pereiti per gatvę. Tai va čia yra penkto ir septinto būsto valdovų deriniai, susikeitimai, ir čia dažniausiai dalyvauja tokios planetos kaip Venera, Merkurijus, Marsas. Ir čia jau bus dramų, aistrų, melodramų. Ir va čia yra atsakymai, kodėl, pavyzdžiui, vienos moteris, atrodytų ir protingos, ir gražios, lieka nepastebėtos. Ir joms apskritai labai sunku pritraukti dėmesį vyrui į save, o kitos, sakykime, net negali pereiti gatvę. Tai va čia tas mano minėtas pavyzdys. Čia iš tikrųjų du pavyzdžius suplakiau į vieną vietą, tai yra būtent šitų santokos jogų, planetų visų šitų derinių, tokios visokiausios, sakykime, dariniai, ar ne? Ir juos visus reikia vertinti. Bet vėlgi čia, sakykime, atrodytų iš vienos pusės, kad tai yra labai patrauklu ir smagu, nes nuolat moteris sukasi tarp daugybės skirtingų vyrų, gauna daug dėmesio, ten dovanų, bet iš tikrųjų toks gyvenimas yra sudėtingas ir varginantis, atimantis labai daug energijos. Tai čia irgi yra pamokos, kurias reikia išmokti, kaip stabdyti visą šitą srautą, kaip nustoti eikvoti savo energiją, kaip pradėti gyventi visiškai kitokį gyvenimą, kitokios kokybės. Ir aišku, šitas derinys, jis duoda tokio tipo, sakykime, dėmesį iki pat gyvenimo pabaigos, todėl čia net amžius nėra rodiklis, nei amžius, nei grožis, nei rasė, nei tautybė. Čia yra toks kaip toks specifinis kažkoks atsineštas magnetizmas, kuris tiesiog yra kaip jūsų energetinis parašas, yra jūsų auroje ir jūs nuolat ir nuolat traukiate tokias patirtis. Taip pat, kaip minėjau, čia galima spręsti apie vyro charakterį. Ir būtent šitam pavyzdį mes matom daug planetų. Tai ar čia būtų vyras ar žmona, ar jūs susituokę ar ne. Tai išties jau yra labai spalvinga asmenybė, spalvotas charakteris. Ir kuomet septintame būste yra grubios planetos, tokios kaip Marsas, Saturnas, Saulė ir nelabai malonūs deriniai, čia aš taip labai paprastai vardinu, tai vėlgi gali reikšti, sakykime, pakankamai despotišką asmenybę, pakankamai valdingą asmenybę. Ir čia taip pat reiktų padirbėti su savo
ta kita moteriška arba vyriška puse ir panagrinėti, kas ten yra ne taip. Ir pirmiausia, atsakyti tokius klausimus, ko aš daugiau nenoriu santykiuose, ko aš daugiau nenoriu patirti ir daryti viską, kad tų patirčių išvengti per savęs tobulinimą, auginimą. Ir taip pat, ko tiksliai aš noriu santykiuose ir duoti savo tai, ko aš labiausiai noriu. Reiškia, turi atsirasti pusiausvyrą, balansas tarp mūsų vyriškos ir moteriškos pusės. Turime išmokti savim pasirūpinti ir turime išmokti taip gerai jaustis, kad nesvarbu, yra partnerystė mūsų gyvenime ar nėra tos partnerystės. Dabar dar čia turiu tokį vieną pavyzdį įsikėlusi ir visais tais atvejais, kada yra 7 būste Rahu Ketus su kitomis planetomis ir viena iš tų planetų yra Marsas, Saturnas arba Saulė. Visada čia formuojasi taip vadinamos tokios, jeigu išversti lietuvių kalbą, gėdingos avastkos, gėdingos planetų būsenos, kurios rodo, kad tie santykiai atneš tam tikras nemalones patirtis ir tikrai pakankamai fatališkas patirtis. Tai vėlgi čia yra didelis labai laukas darbui su savim, tai yra pamokos, kurias turit išmokti. Ir va šiuo atveju, sakykime, mano parinktas pavyzdys, čia yra Marsas ir Venera kartu, kas yra santuokai pakankamai dramatiškai su melodramos elementais. Na, jeigu dar įsipaišo Rahu, tai labai daug įneša fatališkumo. Venera ir Rahu kartu labai nori duoti skyrybas ir įprastai va šitas derinys tikėtina, kad žmogaus gyvenime bus pakankamai dramatiški, melodramiški, fatališki santykiai ir bus skyrybos. Na ir kad nebus taip lengva, sakykime, turėti pastovius, pakankamai monotoniškus santykius. Ir dabar yra tokie laikai, kada santykiai yra numeris 1 tema žmonių gyvenimuose, ypatingai moterų gyvenimuose, ir kartais tai tampa kaip žmogaus apsėdimas, savotiškas apsėdimas, kuris atima labai daug energijos ir griauna gyvenimą. Tai čia labai svarbu atsiminti, kad, kaip ir sakiau, mes turim 2 pusės, vyrišką ir moterišką pusę. Ir turime sukurti pusiausvyrą tarp šitų pusių. Turime išgydyti savo žaizdas, išgydyti savo atsineštas patologijas ir iš esmės perkurti save. Tai va, reikia suprasti, kad kuo sudėtingesnė šita patologija yra. Tai čia šiuo atveju tokia nėra jau lengva patologija. Marsas, Venera ir Rahu 7 būste nėra iš lengvų. Galima įpaišyti ir dar sunkesnė. Jeigu, sakykime, čia įtarptume Saturną, būtų dar sudėtingesnė, arba Saulė. Kuo jinai sudėtingesnė, tuo daugiau turime daryti darbo su savim. Neužteks paprastų psichologijos mokslo, čia prireiks iš tikrųjų gerokai daugiau. Ir tai, kas iš tikrųjų plečia žmogaus sąmonę ir perkeičia jį, tai visada yra dvasinės praktikos. Tai mantrų kartojimas, meditacija, kada mes turime gerą dvasinį mokytoją, turime savo dvasinį kelią ir iš tiesų turime savo dvasinę sadaną. Ko dėka mes, sakykime, visiškai galime transformuoti save ir sudeginti, išdeginti tas sėklas. Taip pat dar noriu pasakyti iš tokios praktiškos pusės, kad, sakykime, pavyzdžiui, tokį derinį ar prieš tai mano rodytą, turint, jeigu žmogus išties imasi, sakykime, dvasinės praktikos ir ten, sakykime, padaro pažangą, vėlgi šiuo atveju kas nutinka, pas jį silpnėja prisirišimai. Nes, kaip aš sakiau, tas santykių apsėdimas tai yra mūsų sudėtingi visokiausi prisirišimai, kurie kyla iš mūsų proto ir ten yra labai daug įspaudų iš praeitų gyvenimų, kurių mes net negalim paaiškinti ir net negalim suvokti. Ir vėlgi, sakykime, jeigu turim dvasinę sadaną ir ten padarom gerą progresą, tie prisirišimai mūsų silpnėja. Visi tie įspaudai, tos samskaros yra trinamosios, yra deginamos. Ir vėlgi čia nereiškia, kad kažkokiu tai stebuklingu būdu mes staiga turėsime nuostabius santykius, tokius nuostabius ir idealius. Tai gali būti visiškai kitokio, sakykime, pobūdžio draugystė,
Todėl aš dažnai konsultacijų metu sakau, kad žiūrėkit viską kitaip, pradėkit žiūrėti kitaip, kad jūs galite turėti tiesiog gerą sielos draugą, gerą draugą, su kuriuo galite pasikalbėti, praleisti laiką ir kad tai gali būti visiškai kitokio ligmens santykis, ryšys ir netgi gali būti labai stiprus ryšys. Bet pirmiausia, mes turime atlikti nemažai darbo su savo visais šitais materialiniais prisirišimais, kurie yra atėję iš praeitų gyvenimų ir kurie mus laiko surakinę grandinėmis. Taip, tikrai galima tai padaryti ir puikiai žinau, apie ką kalbu, bet reikia pradėti daryti, reikia nešti valius. Bet, kaip ir sakiau, dažnai būna taip, kad įsimylėjęs žmogus yra tiesiog aklas žmogus ir jis tiek yra įsikinkęs į tą pakilimų ir nuosmukių, kaip sakyti, santykiuose tokį kaip etapą, kuris niekad nesibaigia ir jis nuolat sukasi šitų melodramų ir dramų rate ir kad jau tiek yra įpratęs, kad visa tai yra įsirašę jau giliai jo pasąmonę, net į jo kūną, jo biologiją, kad net neįsivaizduoja, kad galima gyventi kitaip. Tai va, dabar aš dar noriu pakalbėti apie tai, kas yra maraka būstas, kad 7 būstas yra būstas žudikas. Dabar kodėl taip yra, o po to aš pakalbėsiu apie tai, ką reiškia 7 būsto valdovas, kai jis yra kitose būstuose. Tada aš atkeliauju savo šitą pirminį pavyzdį ir kodėl tai yra būstas žudikas. Kadangi 8 būstas yra susijęs su mūsų ilgamžiškumu, o 12 būstas su praradimais ir netektimis, tai 7 būstas yra 12 būstas nuo 8 būsto. Tai jeigu tiesiog nuo 8 būsto skaičiuosime 12, pradedant 8, 1, 2, 3, 4 ir atkeliausim iki 7, 7 būstas bus 12 būstas praradimų, netekčių. Pirminis toks maraka būstas, kurį pamiršau paminėti, yra 2 būstas, kuomet aš kūriau video apie 2 būstą. Tai yra 2 būstas, antrinis būtų 7 būstas. 8 būstas taip pat yra mirties būstas, bet čia aš dabar kalbu apie tai, kad tai yra ilgamžiškumo būstas. Ir yra labai konkrečios astrologinės technikos, kurių dėka galim įvertinti savo gyvenimo trukmę - trumpa, vidutinė ar ilga. Tai jeigu, sakykime, jūs klausote šitą video ir jums yra 40 metų, tai akivaizdu, kad jūsų gyvenimo trukmė yra mažų mažiausiai vidutinė ir tikėtina, kad tai yra ilga gyvenimo trukmė. 50 plus jau būtų ilga gyvenimo trukmė. Ir aš esu net porą kartų bandžiusi apsiskaičiuoti remiantis prognozavimu, prieš tai įvertinu savo gimimo horoskopą, kada tikėtinas yra mano pasitraukimas iš šitos žemės. Man tiesiog pritrūko kantrybės ir kartais ateina klientai, kurie klausia, kada, ar sakykime, tiksliau ne kada, bet ar įmanoma sužinoti laiką, kada tu mirsi. Taip įmanoma, bet tam reikia tikrai labai daug praktikos. Ir tai nėra praktiška, dėl to, kad, sakykime, mes galim pažiūrėti artimiausią laikotarpį, kada žmogus įsidarbins, susilauks vaiko, susituoks, bet čia jau šiuo atveju nustatyti mirties datą reiktų įdėti tikrai labai daug darbo. Ir klausimas, ar būtų grįžtamasis ryšys, nes kuomet tu pasakai, štai laikotarpis, kada gaus tą darbą, na tai sakykime, ten po tam tikro laiko žmogus parašo, kad štai jis gavo darbą arba išėjo iš darbo ir taip toliau. Na, šiuo atveju yra tikrai ir sudėtinga, ir rizikinga, ir tai yra labai subtili tema. Tačiau, kada tai gali padėti, jeigu, sakykime, turime artimųjų, kurie tikrai jau yra amžiuje, sakykime, sunkiai sergantis, sunkus ligoniai, ir vėlgi, sakykime, šitų maraka būstų dėka, naudojant prognozavimą, mes vėlgi, sakykime, galime numatyti laikotarpį, kada tas žmogus išeis, pasitrauks iš gyvenimų. Tai gali turėti labai tikrai tokį praktinį gerą pobūdį, kad, sakykime, mes pasiruoštume, nusiteiktume, sutvarkytume
įvairiausius, sakykime, žemiškus reikalus. Ir čia taip pat padeda tais atvejais, kada žmonės, kurie yra slaugomi, sakykime, yra tikrai nemalonus ir sudėtingi ir kelia labai labai daug rūpesčių pačių įvairiausių. Tai tokia yra praktiška šitų būstų paskirtis. Ir pavyzdžiui, sakykime, kiekvienas ascendentas, tai reiškia pirmas būstas, turi savo planetas, kurios suformuoja karališkas jogas būtent tam ascendentui. Tai pavyzdžiui, yra tokie ascendentai kaip Vėžio ascendentas, kuomet 7 būsto valdovas Saturnas yra Maraka, planeta žudikas. Ir jau, sakykime, atitinkami Saturno sudėtingi deriniai, vėlgi, sakykime, jeigu mes apjungsime prognozavimą, jau čia galime irgi, sakykime, žvelgti įvairiausius, sakykime, sudėtingus dalykus žmogaus gyvenime. Ir taip pat galime per psichologinę prizmę analizuoti ir nagrinėti santykius. Kokį, sakykime, kokią santykių patirtį atneša į mūsų gyvenimą atėjęs mylimas žmogus. Jeigu, pavyzdžiui, sakykime, Vėžio ascendentų, mes nagrinėsime Saturną. Jau turėtų būti jis tikrai gerai išreikštas, jeigu norime tikėtis pakankamai gerų ir malonių patirčių. Tai taip būtų apie 7 būstą ir jo reikšmes. Dabar greitai mintimis perbėgu savo galvoje visą esančią informaciją ir tikrai aš viską pasakiau. Na ir kuomet sekantis video bus apie 8 būstą, kurio viena iš reikšmių yra mirtis, ten taip pat apie tai kalbėsiu. Na ir 7 būstas turi vėlgi, sakykime, įvairias planetų kombinacijas, jogas ir panašiai, kuomet jis yra kitose būstuose. Tai dabar apie viską tada iš pradžių. Jeigu, sakykime, 7 būsto valdovas yra 1 būste, tai partnerystė mūsų gyvenime, nes 1 būstas yra aš, sakykime, sudarys svarbu kažkokį tai tiesiog, bus partnerystė formuos svarbų vaidmenį mūsų gyvenime. Kai 7 būsto valdovas 1 arba 1 būsto valdovas 7, taip pat ne tik partnerystė, bet ir, sakykime, gyvenimas užsienio šalise arba verslas. Jeigu yra čia kažkokios tai verslios planetos, taip pat tai gali būti verslas su mūsų sutuoktiniu. Ir čia, kaip ir minėjau, turime vertinti tų planetų pačius įvairiausius rodiklius. Dabar, jeigu 7 būsto valdovas 2, antras būstas yra pinigai, tai yra būstas, kuris susijęs su finansiniu augimu, finansinė gerovė. Jeigu čia yra, sakykime, pakankamai gerai išreikšta viskas, tai pavyzdžiui, materiali gerovė mums gali ateiti per sutuoktinį arba sutuoktinę. Jeigu 7 būsto valdovas yra 3, 3 būstas yra valia, pastanga, tai gali būti, kad mums reikės įdėti pastangų, norint sukurti gražius ilgalaikius santykius. Mums reikės laiko, norint tuos santykius užauginti, nes 3 būstas yra vienas iš upačiaja būstų, kurie yra auginantis rezultatą ilgainiui per valią, nes jis yra valios ir drąsos būstas. Jeigu 7 būsto valdovas yra 4, čia yra pakankamai geras derinys, nes abu šie būstai yra kampiniai būstai, galime sukurti savo laimę per santykius, sakykime, neįdėdami tiek daug pastangų, ir turėti pakankamai gražius ir gerus santykius. Bet vėlgi, jeigu 7 būsto valdovas 4, sakykime, yra pakankamai gerai išreikštas, kitais atvejais jau gali būti ir šiek tiek sudėtingiau. Bet kokiu atveju 7 ir 4 būstas, jie yra aktyvūs, jie gali padėti pritraukti gerokai greičiau. Na ir 7 būsto valdovas 5 arba 5 būsto valdovas 7, tai šitą temą aš jau aptariau. Įprastai tai duoda nepastovius santykius,
duoda santuoką ir neduoda vaikų, arba duoda vaikus, bet neleidžia turėti pastovios santuokos, arba duoda dramas ir melodramas, ir kiekvieną atvejį reikia labai individualiai įvertinti. Tai jau džiūgauti nereikėtų, pamačius 7 būsto valdovo 5 arba atvirkščiai. Na ir dabar 7 būsto valdovas 6. Dabar 6 būstas tai yra 12 būstas nuo 7, susijęs su praradimais, netektimis. Jeigu 7 būsto valdovas 6, sakykime, yra pakankamai geras, jis ten vienas yra, niekas jo nežeidžia, tai gali turėti tikrai pakankamai gerą santuoką, gerus santykius, bet jeigu jis yra pažeistas, tai ypatingai tais atvejais būtų galima tikėtis, kad sutuoktinis mus palieka, kad mes jį prarandame. Arba galbūt jis yra ligotas. 7 būsto valdovas 8, ar jisai geras ar sudėtingas, abiem atvejais gali reikšti našlystę, sutuoktinio ar sutuoktinės turtų perėmimą arba priklausimą nuo vyro ar žmonos pinigų, taip pat priklausomą nuo kitų žmonių pinigų, gali būti ir taip. Arba kad santuoka yra kažkaip susijusi su mūsų, pavyzdžiui, vyro ar žmonos turtais, kuriuos jie paveldės. Ir taip gali būti, nes 8 būstas yra 2 nuo 7 ir tai rodo mūsų mylimojo ar mylimosios turtą. Ir čia vėlgi, sakykime, galim jau skaičiuoti, kad 7 būstas tai yra mūsų mylimasis, 8 būstas tai 2 būstas nuo jo, tai mūsų mylimojo turtai. Tuomet 9 būstas yra 3 būstas nuo 7 yra mūsų mylimojo, sakykime, kolegos, pavyzdžiui. Tada 10 būstas, 4 būstas nuo 7 mūsų mylimojo ir mylimosios mama. Ir tai, kaip jis kūrė laimę. Ir taip toliau. Tai va šis 1 ir 7 būstas yra labai svarbi. Ir čia aš dar nepaminėjau, kad čia taip pat svarbu yra, kuomet Rahu ir Ketu ašis eina per 1 ir 7 būstą, bet apie tai ketinu parašyti atskirą įrašą Facebook'e. Dabar 7 būsto valdovas 9, tai čia įprastai yra tikrai geras derinys santuokai palaikyti. Turėti gerą, sėkmingą santuoką, 7 būsto valdovas 10, čia abu tie būstai yra kampiniai ir aktyvūs yra, ir vėlgi, jeigu viskas gerai yra išreikšta, tai, sakykime, gali duoti gerą statusą per sutuoktinį, nes 10 būstas yra statuso būstas. Ir tais laikais, kada moteris nedirbo taip kaip dabar, tai iš esmės 10 būstas rodydavo jos sutuoktinio, jos vyro užimamą statusą visuomenėje. Tai gali būti ir taip. Dabar 7 būsto valdovas 11 būste, kuris yra gavimų būstas, kada mums duodama, kada mes gauname įvairius dalykus savo gyvenime, kada pildosi mūsų norai. Tai čia yra tokia nedidelė būstų joga, kuri reiškia praturtėjimą, sakykime, finansinę, materialinę gerovę per sutuoktinį. Na ir 7 būsto valdovas 12 galbūt nėra pats geriausias derinys, nes jis gali būti susijęs su sutuoktinio, sakykime, praradimu ar dėl jo sveikatos ir panašiai, nes 12 būstas yra 6 būstas nuo 7, tai yra mūsų vyro arba žmonos ligos. Bet šiaip jeigu 7 būsto valdovas 12, sakykime, yra pakankamai geras arba net stiprus, tai gali būti tikrai visai gera, laiminga santuoka, trunkanti ne vienerius metus. Labai svarbu kiekvieną atvejį nagrinėti individualiai. Kiekvieną atvejį turime išnagrinėti individualiai ir, kaip minėjau, ne tik šitą taip vadinamą rašį vargą, bet čia mes turime nagrinėti šiuo atveju labai svarbu navamša, tai yra išvestinis horoskopas santuokai, tai turi džiotiša astrologija. Čia labai svarbu išnagrinėti, kur yra Venera, kur yra 1 ir 9 būsto valdovai, kokie yra tie 1 ir 9 būstai. Taip pat turime išnagrinėti saptamšą.
Tai yra santykiams, santykių geroviai ir lytiniai suičiai skirtas išvestinis horoskopas. Taip pat turim labai gerai išnagrinėti saptamšą ir aš dar nepaminėjau Džeiminį išminčių ir jo jogas santuokai, kada santuoka yra duodama iki gyvenimo pabaigos arba yra labai didelė skyrybų tikimybė. Tai vad, kiek daug visko mes galim išnagrinėti, todėl mano patarimas yra niekada nepulkite pirmą nagrinėti suderinamumą, nes pažiūrėkite, kiek daug yra rodiklių ir veiksnių, kuriuos turite išnagrinėti. Ir suderinamumas yra tiesiog paskutinis ir antraeilis dalykas, nes čia yra visa visata, visa jūsų vidinė visata, visas jūsų pasaulis su ištisa atsinešta karminė struktūra santykiams, kažkokiais tai patologiškais modeliais, kaip nuolat besikartojančiam tom pačiom situacijom, tol kol mes vieną kartą nebetenkam kantrybės ir prieinam galutinę ribą ir tada imam viską keisti. Tai tiesiog pasistengim suprasti, kiek daug čia visko yra, kiek daug čia yra įvairių rodiklių, kiek daug yra astrologinių technikų, kurias reikia labai labai gerai išnagrinėti, kad perprasti, kokį santykių modelį jūs atsinešėte savo gyvenimą. Tada, kaip minėjau, nagrinėti 1 ir 7 būstus ir pradėti labai kritiškai nagrinėti prieš tai nusiėmus rožinius akinius. Kur yra čia kokie, sakykime, energetiniai sutrikimai, pažeidimai mūsų moteriškoje ir vyriškoje pusėje. Tada reikia pradėti daryti labai labai didelį darbą. Ne dėl kito žmogaus ir net ne dėl santykių, bet dėl savęs. Ir tada galime žiūrėti suderinamumą, kuris gali būti kaip uoga ant torto. Tai va, turėkite omeny, dėl to aš neturiu jokių paslaugų kainynų ir kai žmonės ateina į konsultacijas dėl santykių, kada pagrindinė tema yra santykiai, mes žiūrim viską, mes žiūrim žmogaus gyvenimo kelią, mes nagrinėjam jo santykių modelį, nes čia yra viskas visuma ir negalima išskirti, sakykime, tik tai suderinamumo, nes suderinamumas gali parodyti, kad štai jūs esate gera pora, puikus suderinamumas, o jūs taip ir negausit atsakymų, kodėl tai nuolat kartojasi, kodėl vėl viskas prasideda, kodėl aš nepastebėjau, kodėl aš užšokau nuo vilko ir ant meškos, galbūt pirminėje įsimylėjimo stadijoje skambės labai gerai, štai suderinamumas labai puikus, bet jūs nežinosite viso šito povandeninio pasaulio, kas iš tikrųjų čia vyksta ir niekada negalėsite užkirsti kelią tam, kas nuolat kartojasi, perkeisti save ir tobulėti ir augti. Tai konsultacijos metu, kada didžioji bėda yra santykiai, tai mes peržiūrim ir gyvenimo kelią, ir būtent konkrečiai 7 būstą, navamšą, saptamšą ir taip pat peržiūrim suderinamumą ir visada keletą sakinių galima pakomentuoti suderinamumą ir palyginti jį, sakykime, su vienu partneriu, su kitu partneriu, bet supraskit, kad ta visa visata pirmiausia yra jūsų viduje, ten viskas yra patalpinta. Ir todėl aš kaip atskiros suderinamumo konsultacijos niekada nedarau, nebent tuo atveju, kai žmonės jau yra buvę pas mane. Ir kaip ir sakiau, esu įkėlusi ne vieną video, kur labai aiškiai apie tai kalbu, kad iš praktinės pusės geriausia, jeigu pirmą bus išnagrinėtas merginos horoskopas, po to vaikino horoskopas ir jau čia labai tobula, jeigu jie buvo ateis į suderinamumo konsultaciją, bet tokie atvejai yra tiesiog vienetiniai. Tai apie 7 būstą tiek, sekantis video bus taip pat labai svarbus apie mūsų įpročius. Kodėl taip sunku tos įpročius keisti ir tie įpročiai susiformuoja kaip patologijos iš mūsų praeitų gyvenimų ir kodėl taip sunku nukirsti tą grandinę, tai yra 8 būstas. Šiam kartui tiek. Ačiū, kad klausote ir iki kitų susitikimų. Iki.